pradedam savo naują ir senai neturėtą epizodą, tai sveiki visi. Pagaliau vėl turim kažkokią kelionę. Važiuojam kalėdų švęsti į Liverpoolį. Tiksliau, šiaip tai į Angliją, nes ten daug bus. Liverpoolis, Manchesteris, tada Londonas ir derbis. Puikiai pasisekė praeiti geitus, praktiškai buvom vieni, tiesiog buvom vieni, tai visai žmonių nėra. Viskas taip greitai ir gerai, labai patinka, kai nėra žmonių. Man buvo naujiena, pasirodo jau Kauno oro uoste, niekas nežiūri skysčių, gali prasinešti, prasivežti vandens buteliuką, arba kaip ir juokavo, buteliukė kažkokio tais gėrimo. Tai va, žiūrėkit, aš turiu vandens buteliuką, o Donce būtų galėjęs pasimti gin toniko buteliuką. Oro uostas tikrai gražiai atsinaujinęs. Tai mūsų planas yra toksai, kad planavom kalėdas švęsti Lietuvoje, važiuoti pas draugus, giminės, visokius visą kitą. Tada kažkaip suskaičiavom, kad labai brangiai ant dovanų išeina. Ne, nu tai nemeluosim dabar prieš save. Tik kad naujaką pasišvęsim ir vis tiek su dovanom teks. Jie nežiūri mūsų podcast, į jūsų videką. Apskritai mes pastebėjom, kad mūsų video žiūri žmonės, kur mes turbūt nepažįstam, tai ačiū jums visiems, labai fainai, kad žiūrit, palaikot ir dar toks papildomas stimulas tą daryt kažkaip įdomiau, galbūt ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Ne tik važiuot, bet ir Jo, pafilmuot. nes mūsų draugai ir giminė sakė, ką mes čia žiūrėsim, tai atvažiuosit ir papasakosit. Tai nusprendėm, kad bus paprašiau nuvykti pas draugus į Angliją. O draugai tokie kaip mes, emigrantai, kurie daug metų būna ne Lietuvoje, žinom, koks tai yra didžiulis ilgesys, matom, kaip jie mūsų laukia. Kaip ir mes visų visada visais metais tai irgi laukdavom, būdami Ispanijoje, nes Lietuvoje mes viską turim po ranką. Tėvai, draugai, tik tai paskambink ir bus. O kai tu esi užsienį, tu nieko neturi. Tai tikrai didžiulis džiaugsmas jiems ir mums tuo pačiu nuvažiuoti, aplankyti ir atšvęsti kalėdas kartu su draugais. Ar gera pica? Visiškas šūdas. Tai ar jums reikės šito? Manau, kad taip. Mūsų pikantiško padažo. Pabandyk. 15 minučių vėluojant lėktuvui, ne mums, jau pagaliau einam. Pirmą kartą istorijoje skrydžių, tokį įdomesnį stewardesę turėjom, tai liepė išjungti telefoną. Prasme, išjungti, tai neįsijungti skrydžio režimą, bet visiškai pilnai išjungti. Nu, nėra tai buvę. Va, gražuolė šitą. Thank you. Kas dar nėra labai faina atskrendant į Angliją, nu taip pat ir Airijoje tas pats buvo, tai pasų kontrolė. Tai tenka dar nusileidus atstovėti eilę ir tik tada gali keliauti į draugų glėbį. Pasiparkavom, jau vat ir su draugais susitikom, džiaugiamės, Artūras. Su Jurga mus pasitiko. Jau atvykom į savo butą, miestą pafilmuosim vėliau, tikrai bus kadrų. Kaip Jurga žiūri dabar į liuką, per kurį žiūri katinas. Kai kurie memų žinovai žinos apie ką aš. Tai čia yra iš esmės atėjus iš lauko, iš karto miegamasis. Čia tas liukas su rekupu. Aha, gerai, virtuvės zona. Evelina kažkokius energetinius gėrimus deda. Čia yra sanmazgas. Šiaip puikiai atrodo. Tik veidrodis labai nedidelis. Čia atskiras svečių kambarys. Svetainė. Puikiai. Valgomasis darbo kambarys. Prisėst. Ir staliukas. Irgi Vaičiam. nesu komanda visa pasiruošusi. O, nu ką? Apšylam ir į miestą. Išėjome į Liverpoolio centrą pasimėgauti vakaro. Artūrai, ką galite apie Liverpoolį papasakoti? Apie miestą ar apie komandą? Miestą. Tai miestą nedaug. Mano pirmas kartas centre, nu tai išsiaiškinsim kažką. Ai, tau čia pirmas yra? Ne? Aš stadione buvau, bet mieste nebuvau. Okay. Taip, kad išsiaiškinsim, kas čia gero vyksta. Atrodo kol kas gerai. Judesys eina,
Jo, judesio tikrai nemažai. Selis, Ludonas, Pusas, policija, pusnagas mergos. Bandom ieškoti kažkokio pubo. Shipping forecast. Pagaliau atostogų pradžia, galim pasidžiaugti su Artūru. Pagaliau. Kaip darosi liverpulietiškai? I don't know. Vietiniai kebra. Bus tiesiog čipsai su mėsa. Aš noriu kebabo. Nu, ką filmuoji? Kebabo pasirinkimą. Kebabų pasirinkimas čia, va. Šiaip galėtumėm dar tūsintis, bet reikia paguldyti vaikus į guolį. Išvedinėja čia. Oi, tai čia puota bus. Rytas rytelis, atsikėlėm. Mes su Evelina išlošėm šitą lovą, sofą lovą. Hebrytė išlošė aną sofą lovą. Sakė, labai nepatogi buvo. Tik viršutinė dalis nepatogi, nes ten lentų. O čia lentų. Sakės tais klubais yra labai blogai, tai džiaugiausi, kad mūsų invalidus išleido čia. Išlindom į pagrindinę gatvę, kažkaip ramiau šiandien. Aha, tų nuogų šiknų nebėra. Jurga sakė, kad turi būti saulės kažkur. Tai po to sluoksniu, manau, patalų. Su mūsų Ne, tai turtais. kas, aš dabar supratau, kodėl tada kaukė, žinai, kaip pas tave buvau. Ai, Jeigu neužrakinė, jinai pradeda. Vyksta pykčiai dabar, aiškinamės, ar einam English breakfast ar ne. Ir tuo pačiu miestelis, važnytėlė, Liverpoolio. Miestai gražiai pasipuošę, atrodo, kad kokia, va, tailandiečių maisto užkandinė. Priėjom pirmo savo lankytino objekto, Chinatowno vartų. Kai reikia apsidaryti, kai einam per gatvę. Net jeigu žalias dega. Ai, čia tokia kultūra. Tai yra daug kas per raudoną mėgsta važiuoti. Ko ne Indija? Priėjom, foto nuotraukų pasidarėm. Įspūdinga. Nusprendėm, kad eisim apsižiūrėti šitos bažnytėlės. Mažytės, kuri kišo. Nu, įspūdingas pastatas. Priėjom pagrindinį įėjimą, nes pro čia sakė, kad reikia ateiti. Kažkoks tai labai nekrikščioniškas vaizdelis. Thank you. Štai eglutė. Evelina paliko 2 lietuviškus eurus. Jiem čia įsikeisti. Artūrai, kaip manai, ar bažnyčia nepyks dėl to, kad 2 eurus paliko už žvakutę? Ar taikys kokį tais mokestį valiutos keitimo? Tai išėjimo tada valiutos keitimas. Nu va, bet mūsų išėjimą. Ir digital. Galima kortelė gerai čia. Evelina fiksuoja britišką minimalizmą. Lemputės tiesiog sudėtos ant eglutės ir viskas. VIP zona. Kokia
Prie altoriaus arčiau. Žiūrėt. Čia tikrai daug modernaus meno visur, keliančio klausimus visokius. Šauniai. Bažnytėlė yra medžio apdirbimo įrankių muziejus. Man tai čia joks ne muziejus, mano senėlis su tokiais dadaba dirba. Turas bandė mus pritravinti pusryčiauti bažnytėliai. Viskas dėl patogumo. Bažnyčioje šalia. Žmogus žiūri, kad tik žingsnį mažiau padarys. Aš jaučiu, kaip krenta man. Negalima, aš masės. Tai einam užkasim. Bet damos alergiškos kurdai nusprendė, kad joms reikia 4,9 reitingo English breakfast, kad būtų... Suversk viską jūsų. Taip. Nes mums tai čia bus labai tikė, mes paprasti. Tai aišku, dieve, nuo grindų valgom mes. Ką numeta tą valgom? Žygiuojame link kavinės, valgysim English breakfast, 4,9 reitas, 3800 vertintojų. Tai jau turėtų būti super turbo, jau damam šitom turėtų viskas tik patikt. Sakau, atrodo kaip kokia prabangi parduotuvė. Bambukinė. Čia gali prie dekoracijų. Foto? Tai foto. Nu gerai. Nu tai nufotkinau jau. Nu gerai, fotkinam. Liepio greičiau daryti. Atnešė maistelį, užsisakėm full English breakfast 4,9 reitė, visi fotkina dabar viską. Mūsų patiekalas, skaniai, 2 dešrelės, pupelės, šoninė, pomidoriukai, iberiko. Fotošiutas vyksta Instagramui. Benediktai su beigeliu ir šukšuka su ribsu šonkoliu, ne? Taip. Gerai, cool. Kaip tau kraujinis pudingas? Labai gerai, ragausi. Tai ką, skanaus, kas pusryčiaujat arba kas vakarieniauja? Ne pačia, bet pavydas scenų. Pažiūrėsim, ar bus tikrai 4,9 reitas. Su Artūru vertinam mūsų kavinę. 4,9. Neduodi, ne? Pirmas. Aš vertinu, žinok, ketvirtą. Ketvirtų jo. Ketvirtą. Aš kaip ir sakiau. Kiek vertintų maistą? Aš 7. Nu, žinok, realiai aš kaip mėgėjas tokių purvinų kavinių, tai realiai buvo sausoka toks ant lėkštės gražiai pridėta, bet apie nieką. Nu, beikonas neblogas buvo. Ir dar šiaip numušė labai balą, nes išvijo. Tik sumokėjau viską, sakė, turit minutę. Elkis kaip žmogus, tai ne. Varom dabar tolin į senamiestį dar, priverstinai pasižiūrėti, kaip atrodo Liverpoolis. Turėjom dar tokį planelį, kad aš gal noriu maikės, bet pasakė, kad 9 svarų kainuoja, tai tada ačiū. Einame link centro, matome radio bokštą. Ir dažnis tai buvo. Ir dažnis. Miestas užjudėjęs. Priėjome Derbio aikštę, Viktoriją. Priėjom tikslą, norėjau pasiekti šitą paukštį, matomą, tolumoj. Ir kaip vadinam Big Beną, viską, kas su laikrodžiu yra ant sienos Big Benu vadinam. Čia, sakė, sargiai paukštis prišyko kažkodėl, toks labai didelis. Ir einame iki Beatlų skulptūros. Nesuprantam čia sistemos, tai galima eiti, negalima eiti. Priėjome pakrantę, uostą, keltai ir jau visai netoli Beatlų skulptūra, prie kurios net jau vyksta kažkokios dainos. Čia eilutė. Stoja į eilę. Susifotkinom, likom viską, ką turi atlikti turistai.
Dabar į tualetuką, chebrytę, imsim boltą. Ir varysim į automašiną ir į derbį. Praėjo 4 valandos, ar net gal 5. Ir staiga mes jau Nottinghame. 1-2. 1-2. Ėjomės. Jo, Brodvėjai vaikštinėjom po miestą, einam į restoraną pavalgyti, į barį Beriko. Taip vadinasi, ne? Taip, čia tas, kur labai skanu sakiau. Čia ant kelio subraižytos LGBT, VD, visos raidės vėliavėlės. Įdomus faktas. Mes prieš metus šiandien buvom, tai tiesiog stebėjom iš baro, kaip žmonės peršokinėdavo. Nes čia Nottinghame, kaip sako, yra rimti marozai ir jie savo neleidžia eiti per tokias vėliavas. Nu ką, čia eilinį kartą eilė, barį Beriko. Prašau. Ačiū. Konceptas čia šito baro yra toksai, kad visada yra eilė ir gaunam va tokį va gadgetą, bazerį. Pasako, nuo kurio iki kurio baro galima prisėsti, palaukti. Kai suskamba, atbėgi ir gauni staliuką. Tai labai cool dalis. Tai toliau keliavom, pasižiūrėsim žmonės. Artūras pasakoja, kad prisisakėm beveik visą meniu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir dar 9 patiekalus. Nu tai pakelkim tauriojo tada. San Pellegrino. Vandenį iškeitėm į gėrimus, vyksta degustacija. Kas čia Evelina pas tavę yra? Čia tavo. Rabarbarų ir imbiero. Rabarbarų, imbiero ir kažkoks marmolo. Žodžiu, dabar vyksta laukimas, nes Jurga išėjo į tualetą ir liepė laukti. Dar atnešė midijų. Ir čia kas? Marmalas kažkoks, ne batonas. Avienos su svogūnų, četniu ir granatais ir... Tikiuosi girdis arba ne. Pagaliau, galim jau valgyti. Ready, set, go! Nu jau atnešė viską. Lašišą, kalafiorus, crispy. Jo, jau šitą jau įrašėm. Ai, dar gambono trūksta. Dar poro, jo, dar man atrodo 2. Va. O, thank you. Pagaliau ir gambonas atvyko. Ką čia sakė, karštą tipo? Įdomiai atrodo. Nu, pasišypsok. Dar kažką atnešė? Toks kaip špinatas, bet tada būna spygliuoti lapai. Ok. Nu, raga. Žodžiu, nieks nebedėlba čia to stalo. Mes biškį persistengėm. Kaip visada. Gaivus kaip salota. Nu va. Vis tiek yra tas Bet cauliflower. caulifloweris. Wow. Kaip caulifloweris? Žiedinis kopūstas. Stalas jau tuščias, vyksta aptarimas. Artūras sakė kroketai. Evelinos favorite? Man visą buvo šį kartą skaniausia. Midijos. Jo, midijų. Tau? Nu, man kaip sako caulifloweriai, bet midijos atradimas. Plius tas fetos atsivypas su riešutais. O, bet caulifloweris, žiedinis kopūstas, kalafijoras, tai čia yra visada. Bet visada reikia paimti, visada. Bus gerai. Man? Sangrija. Ne, viskas buvo šiaip skanu. Viskas saugu. Christmas market priėjom, bet jau kaip matom, biškai pavėlavom gal į pagrindinį vakarėlį. Nors dar tik 10 valandų. 2 kioskai dirba. Jau neblogai. Karšto vyno nepardavinėja. Nėra kokį populiaru. O, tavo, kokia eglė. Foto nori?
Tai nesimatys jūs. Varėm į Alchemiką. Nottinghame tai yra kokteilių baras, kurį visą laiką užsukam ir daro tikrai labai gerus kokybiškus kokteilius. Bandysim išsirinkti kažką tais paprasto. Geras, veletinis noriu pasidarė. Kas bus tas jau užmiršęs.